problemos. Mes, kaip matot, sėdim mašinai, dabar esam prie iki, nes Rolandas nuėjo nupirkti picų, ten tų iš iki, kur, žodžiu, pigios ir skanios. Nes važiuosim šiandien į namą, nes vakar meistras, ta įmonė, kuri mums darė virtuvę, parašė, kad jau viskas, jau virtuvė sudėta, tai važiuosim pasižiūrėti kaip ten kas ir pradėti tvarkytis tą virtuvę, nes turim, jeigu ką, tai čia Maksas, šuo mūsų naujas, graužia kažką. Ateik čia! Maksai, fu! Tai važiuosim pasižiūrėti, kaip ten ta virtuvė, pradėsim tvarkytis jau tą virtuvę, nes nesam daug susivežę, visokių prisipirkę indų ir panašiai, nes naujus indus susipirkom į virtuvę, ten visokie įrankiai ir taip toliau. Tai viską bandysim susidėti, pasižiūrėsim, ko dar trūksta. Vaikai čia sėdi, tai jūs sakė, kad ten bloga, tai daviau maišiuką. Ką? Ką tu nori? Šitą? Čia nieko nėra. Ką? Šitą? Servetėlę? O, kepurė. Imk. Žiūrėk, tai kepurė, mama. Ir tada kitą savaitę turi atvažiuoti meistras, kuris mums užkabins televizorių, pajungs indaplovę, skalbimo mašiną, džiovyklę, uždės dušo kabiną, tos stiklus, uždės dušo tą maišytuvą, kriauklę ten primontuos, žodžiu, vonioj, tai viską padarys ir lemputę sėdės, nes pas mus yra tos LED lemputės viršui, neprisimenu halogeninės, kaip ten jos vadinas, lubose ir dar yra šviestuvai 3, ne 3, 4 kiekvienam kambarį, tai svetainiai, mūsų miegamajam ir vaikų miegamosiose. Jisai pro šitą kėdę pralindo turbūt. O, žaltys. Kaip kodėl Maksas tenai? Tai va, tai laukiam dabar picų, dar Rolandas paims vaikam atsigert, sulauksim jo ir tada važiuosim į namą ir pasimsim jūs kartu. Šunie, ką tu čia darai? Kaip tu čia atėjai? Tu vairuosi, mumis veši kažkur? Jisai pralindo pro apačią. Dabar tu esi vaikas su...
Žiūrėk pro langą. Tai jau, pro langą pažiūrėk. What the hell? Mama, matau gandą. Labas, nauja diena, tas pats vlogas. Šiandien einu nagų darytis, kojų ir rankų, manikiūrą ir pedikiūrą. Ir paskui vėl važiuosim visi į namą. Tai mūsų gyvenimas dabar išlai susideda kažkokie reikaliukai ir tada į namą važiuosim. Tai va, tai dabar meistras, žinau, kad ten daro kažką, dušą vienu žodžiu įrenginėja, tam putes ten suka, tvarko, lempas, kabina ir panašiai. Tai va, tai gal dar jį sutiksim, gal jau nebe, nes važiuosim tik labiau ant vakaro, nes dabar yra apie 1:30. Aš iki kokių 4 būsiu pas manikiuristę, tai ko gero tik ant vakaro tai nuvažiuosim. Tai pasimsim jūs kartu. Mašiną ir džiovyklę jau mums pajungė šiandien. Viską realiai beveik padarė, tik tai dar vonioj. Vonioj trūksta čia spintelė, kur kriauklė, čia dušas. Tai va dušos stiklai padėti, tai kažkas ten su maišytuvu, su dušu, kažkas negerai, tai čia meistras išsipakavo, bet dar nedėjo. Nu, apsižiūrėjai? Nu, visai patinka tau čia, ką? Visai nieko? Čia! Tiesiog vaikas vieną kartą manęs teko. Einam ten, kur mažesnė žolytė. Gerai. Ką čia mama daro? Jausta žolės, ajo. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old ones. Ką tik atvežė Barbora ir taip beje mes nuo šiandien gyvenam savo naujose namuose. Žiauriai daug čia visko yra, kaip matot, vos tilpo viskas ant stalviršio. Ir išleidau apie 250 €, tai žiauriai daug visko nupirkau. Tai pradėkim nuo čia. Matot bulvės, saldžios bulvės, tada yra bananai, poras, morkos, česnakai, obuoliai,
pomidoriukai patys mano mėgstamiausias, skaniausi. Tada svogūnai, citrinos, 2 brokoliai, agurkai, čia berods viskas. 2 pakeliai braškių. Iš Barboros atvežė žymiai geresnės negu kad iš Rimi, tai žiauriai gerai. Tada pomidorų tyrė, pomidorų padažas. Čia tada yra lęšiai. Tada ten yra avinžirniai, tada matote agurkėliai, čia tada yra uogienė aviečių, kola zero, tada čia miltinių, šitų ne miltinių, o mėlynių blynų mišinys. Tokius vandens bambalius nusipirkom ne vieną, o man atrodo 8. Tada čia kalnas yra šlapių servetėlių, šaldytos, čia viskas šaldytos bulvytės, koldūnai, žuvies piršteliai, blynai su varške, varšketukai, tinginiai, čia tada ledų kalnas, tada yra giozus šitie koldūnai su vištiena, čia tada yra šaldytos šparaginės pupelės, nelabai matos, gėlių nusipirkom, nes kažko reikėjo rugsėjo 1, čia nežinau, kur pirkti šitam mieste. Tada čia yra šokoladas, čiulpinukai, kas čia dar, kalakutienos kumpis, tada užtepėlės 2, kiaušinių 2 pakiai, tada čia yra graikiškas jogurtas, pienas, čia yra kava, kurią pasidariau prieš kokį pusvalandį ir tada prisiminiau, kad mes pieno neturim, tai dabar galėsiu pasišildyti ir įsipilt pieno. Tada čia yra makaronų 2 pakiai, tenai yra, kaip matote, daktariška dešra. Čia tada yra šitie probiotiniai gerimukai, vaikam labai patinka, grietinėlė čia tada, lydytas rambyno sūris, vištienos filė, čia tada jautienos, malta jautiena, mozzarella sūris, čia tada dar jogurto, sūrio mišinys, šitas Lunos mėgstamiausias, paprastas sūris, čia toks padažas, kur mėgstu užsidėti ant sumuštinių, tada majonezas, feiris, maišeliai šaldymui, tada tie tualeto dalykai, ten tada yra šluostės papačia, šiukšlių maišai, šluotos tokios reikėjo su semtuvėliu, tada kepimo popierius, čia šlapios servetėlės virtuviai ar kažkam, nebeprisimenu jų, tada nauji dantų šepetukai man ir Rolandui, dantų siūlas, agavų sirupas, avižiniai dribsniai, miltai, bulvių prieskoniai, kalnas vaikų čipsų, tada čia man šitie patinka, lęšių čipsiukai, tada čia oho šitie, kas čia dar, krekeriai, tada Pringles, čia irgi vaikam patinka, tada obuolių sultis ir sausi pusryčiai tenai. Čia mano, dar vatos, nepasakiau vatos, bet turbūt matėt, čia kaip ir viską parodžiau ir tada čia aišku, mineralinis mūsų, tada, kaip ir sakiau, vandens daugiau nusipirkau, čia šuo pusę jau išgraužė. Čia tada Nojus biški pavogė dar šitų probiotinių gėrimų, tai tikiuosi visų netidarė. Ir stevijos tada, ir man atrodo, kad, čia pas mus betvarkė, tai žiauri dabar, nes realiai mes ką tik atvažiavom, kaip ne ką tik atvažiavom, bet šiandien tik tai pagaliau čia bandom įsikelt. Lunos Rolandų nėra, nes jie ligoniniai dar. Pasakojau, man atrodo, prieitam video, kurį matėt, aš realiai ką tik kėliau. Prieš Barborą atvažiuojant, tai pasakojau, kaip ten kas kodėl, tai jeigu nematėte, eikit pasižiūrėti. Ten tiesiog toks life update'as apie mūsų gyvenimą, visus tos naujienos ir panašiai. Tai va, aš visas sušilus, makiažas pusiau nubėgęs, pusiau nusitepęs, šuo viską graužia, va ir dabar. Tiesiog viską graužia, tai nežinau, kaip čia nusaugot, nes vien kol iškroviu visą maistą, jau jisai pusę ten išgraužia.